Sveiki. Šiandien biški kitoks video, šiandien keliavimo video. Ir, važiuojam mes į Lietuvą. Kaip matėt kaip turbūt supratot iš praeitų video, kad mes gyvenam Norvegijoje. Ir važiuojam į Lietuvą su kemperiu dabar. Čia yra ne pirmas mūsų toks turas. Esam buvę 2 kartus Lietuvoje su nameliu ant ratų, prikabinamu nameliu. Bet čia pirmas turas su kemperiu. Tai va, ir važiuojam mes iš Ålesundo į Nynäshamną, kuris yra Švedijoje. Tai dabar esam Lillehammerį, nuvažiavom 300 pm, man atrodo, ar 400 km. 300 pm kažkur panašiai. Ir, galvojau iš tikrųjų padaryti video jau nuo pat pradžių ten namuose, kaip išvažiuojam, bet labai lyjo namuose. Tai ten, kol susirašėm, kol susipakavom, kol ten susinešiojam daiktus, tai ten šlapi buvom, žodžiu. Nesigavo taip, bet biški kontento padariau važiuojant, tai pažiūrim. Side, cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, my knees on the floor. I'm begging for you, it's you I adore. You took me to see Versailles in the middle of July. I'm falling to the deep end, giving into my feelings, afraid to go on this ride. I'm scared to crash inside. This time I might be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, my knees on the floor. I'm begging for more, it's you I head down the highway side, cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow. Tai va, kaip matot, oras ne pats geriausias buvo.
Bet gal keliavimui vasarą, gal toks važiavimo oras geras gan buvo. Ne karšta, saulė nešviečia. Tai va ir turbūt, kad čia buvo kaip day one. Rytoj jau pafilmuosiu turbūt nuo pat ryto iš išvažiavimo. Dar galim pažiūrėti, kaip mes įsikūrėm čia. Čia taip tik sustojom nakčiai, tai čia neviniojom markizų nieko. Tai va, žiūrim. Vo, atsibūdom, pavalgiam, čia jau taip ištuštėjo viskas. Tai va, vakar nuvažiavom 360 km. Šiandien planas yra irgi panašus 360 gal, iki Kristinė Hamno. Tai va, ir bėgom nuo lietaus, bet lietus vejasi mumis kažkaip. Lyjo naktį, tai žiauriai, viskas šlapia. Gerai, kad nebuvo ūkio išsipakavęs, būtų viskas šlapia buvę. Tai va, davai, judam. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go, through the wastelands, through the highways.
Nu va, ir įvažiavom į Švediją. Sustojom čia tik įvažiavus į Švediją. Yra vieta, kur yra prekybos centras. Charlottenbergas, man atrodo, vadinasi. Yra čia tiek kemperių toje aikštelėje, kad čia kaip kemperių miestelis koks. Čia norvegai važiuoja pirktis viską iš Norvegijos. Tai va, ir kaip matot, vis lydi mumis lietus, neina pabėgti nuo lietaus. Atrodo, jau būdavo taip, kad išvažiuojam iš savo regiono, visą laiką jau geras oras prasidėdavo. Dabar jau taip vakare buvo geras oras, jau galvojau, kad pabėgom nuo lietaus, bet nesibaigė. Lietus vejasi mumis, tikiuosi, dar biškai pavažiuosim ir bus geras oras. Nes iš tikrųjų, nuvažiavus šiandien į kempingą, nebus ką veikti, jeigu lis. Tai va. Ir jo, reikėtų užkasti dabar. Kai va, matot, apsisuki kėdę kemperį ir valgai. Sėdi prie stalo, valgai. Prikabiname namelį, dabar turbūt būtų šalta, nes laukia yra šiaip 16 laipsnių, būtų namelis gerai iššalęs ir labai didelio smagumo nebūtų ten sėdėti. Tai kemperiui pliusas. Ir ką, važiuojam tada, važiuojam toliau, pavalgom, važiuojam toliau ir žiūrim, kas bus. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Va, ir atvarėm į Kristinehamną. Saugiai pabėgom nuo lietaus, bet užsirovėm ant vėjo. Tai vėjas čia 15 metrų per sekundę, man atrodo. Ir vienu žodžiu, važiuojant biški buvo tokia istorija. Važiavom. Ir, man nėra buvę taip, kad kemperiai jau pradeda draskyti vėjas. Tai važiavom autostradui, ten 100 laikėm taip. Ir paskui jau momentais buvo taip, kad jau paima vėjas kemperiai. Tai galvoju, biški numesiu greitį. Žiūriu, 2 kemperiai priekį važiuoju, galvoju, prisitrauksiu prie jų ir važiuosiu su jais. Ir vienu žodžiu važiuojam, aš žiūriu tą kemperį, tas, kur priekį manęs kemperis. Jisai taip, vėjas jį taip pagauna, ten taip į vieną, į antrą pusę, taip. Ir net mašinos važiuoja šalia, bijo jį lenkti. Nežinau, gal mes irgi taip iš šono atrodėm, bet taip, baisiai atrodė. Ir paskui važiuojam, žiūriu, ir važiuojam jau greitkelį, kur yra viena juosta ir ta pertvara. Taip. Važiuojam, jisai jau taip varo, ir žiūriu, taip pradėjo, jau neša į tą pertvarą. O ta pertvara tokia, kur daug stulpelių yra ir su trosais. Tai žiūriu, jį jau taip neša į tą pusę. Ir taip, sakau žmonai, žiūrėk, čia bus kažkas. Ir žiūriu taip tiesiai į tą tvorą. Bailst ir tik tai kemperių detalės ten pasipylė į orą. Skeveldros. Ir paskui jis taip ir prikibo prie tos tvoros, varo ir ten palei tą tvorą. Ir paskui kažkaip atsiplėšė ir žiūriu taip susviravo ir vėl atgal į tą tvorą. Žiauriai. Ten buvo kokių, nežinau, poros metų Himeris, pilnai integruotas. Priekinis kaip, sparno vietoj. Taip, medis atvipęs, ten skarda. Ir matus jau ten viduriai. Tai aš jį biškį aplenkiau, galvoju, taip pažiūrėt, kaip ten atrodo jisai. Tai visos skardos, kur yra apačioj tos tie slenkščiai, ten aplink arkas, apdailos nėra toj pusėje tų apdailų. Ir aišku, tie dangteliai visi ten elektrai, vandeniu irgi nunešti. Ir jo, apsilenkiam, galvoju, dar iš 90 dar metų į 80 greit.
Bet sakau, kažkaip man taip, taip, sakau, buvo porą momentų, kada taip gerai užtampė. Bet nebuvo taip, kad ten neišvairuotum. Tai o šiaip rodė, kad čia 20 metrų gūsiai, tipo, yra. Tai čia dabar žiūrėjau, 15 metrų gūsiais rodo. Tai bet atvažiavom kažkaip. Šiaip karštai yra laukia 21 laipsnis, bet vėjas tai žiaurus. Čia yra ežeras, ten toliau biški. Tai bangos kaip jūroj. Tai nežinau, reikia žiūrėti. Tikiuosi rytoj nebus toks oras, nes plaukti reikės, kad neužtampytų kelto. Net visą namelį judina iš tikrųjų vėjas. Galėtų nebūti rytoj vėjo, nes plaukti reikės, kad neužtampytų. Nes esu plaukęs vieną kartą, kai buvo audra jūroje, tai irgi ne pats maloniausias atsiminimas. Bet, šiandien 300 kilometrų nuvažiavam, taip. Tai pats tas vaikas biški pamiega, biški kažką čia paveikia. Taip visai atsileidę keliaujam. Kažkaip niekur iš tikrųjų čia nenuveiksi per tokį orą. Šiaip galvojam, gal čia kaip planavom kelionę, kad kažką čia gal pamatysim, nuvažiuosim kažkur, bet kai toks vėjas, lietus, tai Šarlotenberge tai ten baisu buvo. Iš tikrųjų, išvažiavom iš Šarlotenbergo, buvo taip užėję lyti, kad net ant kelių vanduo buvo. Ta prasme, ne pelkė, bet jau vanduo, taip nematai kelio beveik. Tai ir ką, ir susitinkam ryte, pažiūrėsim, koks oras rytoj, pasiplanuosim kažką ir iki ryt. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms which kaip orelis, biški yra dar šiandien vėjas, bet nebe toks jau kaip vakar. Tai šiandien liko nebedaug jau važiuoti, iš tikrųjų 240, man rodo, ar ten 280 kilometrų. Tai atsileidę nuvarysim. Reikia tūlikus išsipilti viską dar. Čia parvaro kažkoks knaustas. Kaip mūsų tik senolis. Tai Ir pabėgom iš tikrųjų nuo to blogo oro. To ir reikėjo tikėtis vieną dieną, nes negali tik blogas oras būti. Ir viskas, ir ką, varom jaučiu, išsipilam, viską, sutvarkom ir pajudam. Davai. You know I don't play right. Just give me the word, You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, You know I don't play right. You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, You know I don't play right. You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. Just give me the word, You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know
I don't play right. Just give me the word, you know I don't play right. Don't give me this, I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, you know I don't play right. You know I don't play right. Don't give me this, I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, you know I don't play right. You know I don't play right. Don't give me this, I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. Nu va, ir atvarėm šiandien jau keltuką, pavargom, paskutiniai kilometrai tai uždaužė, žiauriai. Jau geras oras buvo, saulė, bet irgi negerai švietė saulė, jėki. Ir, nu jo, dabar va, atvariau, po dušiukų palindau, atsigavau, galva nebeskauda, šiaip skaudėjo visą dieną galvą. Tai va, su vaikiu dabar žiūrim filmukus ir susitinkam ryt. Nu va, persikeliam, greit išjudėjom iš kelto, čia dar tebe važiuoja Hebra, pabėgom pagaliau nuo blogo oro ir jo, viskas atrodo gerai. Biški buvom pasiklydę kelte, nes ėjom pagal rodiklės, kur reikėjo eiti, bet pasiklydom. Tai va, judam dabar iš Latvijos į Lietuvą. Head down the highway side, cold wind but it feels right. With you I'm heavy breathing, feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, my knees on the floor. I'm begging for more, it's you I adore. You took me to see Versailles in the middle of July. I'm falling to the deep end, giving into my feelings, afraid to go on this ride. I'm scared to crash inside. This time I might be speeding. I'm taking it slow,
Nu tai va, ir baigiam tripą. Čia buvo toks, sakykim, mano bandomasis toks video. Nes iš tikrųjų, nu, nebuvom jokiuose ten, kažkokiuose ten ypatingose vietose, tiesiog važiavom nuo A iki B. Nes iš tikrųjų su prikabinomu nameliu esam važiavę 2 kartus, ten esam ir matė ten biškį tų vietų įžymių pakeliui. Ir jo, ir aš su mašina esu važiavęs kokį turbūt 10 kartų, tai tikrai tą turą. Ir jo, įveikiam 1000 kilometrų yra nuo Olesundo iki Nynashamno. Beveik 1000. Ir jo, 8 ar 9 valandos keltas į Ventspilį. Ir nuo Ventspilio iki Klaipėdos, kiek truko ten, apie 3 valandytės, 240 km. Tai va, ir tiek, iš tikrųjų, ačiū, kad žiūrėjot. Pafollowinkit mane Instagrame, čia aš Petras. Ir jo, ir esu iš tikrųjų pradėjęs ruošti kitą video, kuris bus aktualus iš tikrųjų visiems kemperistam, tiek seniam, tiek naujam, apie kemperių drėgmę. Tai jo, susitiksim tada kitam videose ir geros jums vasaros.